Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Sveikinu visus su atėjusiu pavasariu. Oras šiltėja, dienos ilgėja, saulė šviečia vis stipriau. Tai reiškia, kad laikas važiuoti į lauką ir pradėti rinkti kilometrus ant gravel. O tam, kad patirti nuotykių, būtinas vienas dalykas – geras gravel dviratis. Tie, kas sekat mano patarimus, turbūt matėt ir žinot, kad Valentino dienos proga žmonai padovanojau gravel dviračio rėmą ir pasakiau, kad jeigu rėmas patiks, tai kovo 8-osios proga padovanosiu ir ratlankius. Tai žinokit, žmonai ne tai, kad patiko tas rėmas, jinai netgi priklaupė prie jo ir pasimeldė. Ir ta proga neliko nieko kito, kaip kovo 8 užsakyti ratų komplektą. Kol laukiu ratų, reikia prie to rėmo prisukti visas gražiasias dalis. O kodėl žvyrkeliuose reikalingas būtent gravel dviratis? Tai akivaizdu, dvi paprastas priežastys. Su MTB žvyrkeliu toli nenuvažiuosi, o su plentiniu žvyrkelį posūkį lengvai paguldysi. Taip, kad baigiu treniruotę ir varau į garažą surinkinėti dviračio iki pasimatymo tenais. Geras gravel dviratis tai tas pats kaip skanus patiekalas ir jam yra būtini tinkami ingredientai. Šiandien meniu 40 cm pločio Specialized vairas ir 90 mm vairo iškiša. Anglies pluošto balnelio iškiša. Elite gertuvės laikikliai bus 2. Su pakaz vairo juosta ir storesnė neskirta graveliui. Žinoma, stabdžių kaladėlės. GX T-Type grandinė. GX galinis pavarų perjungėjas. Rival švaistikliai su 40 dantų žvaigždė. Red stabdžių komplektas. Na gerai, Rival. Bent kažkas turi būti fake kiekviename video. Tai šį kartą dėžutės. SRAM miniklio velenas, bet lengviau vadinti jį bottom bracketu. 160 mm stabdžių diskai. Shimano dvipusiai pedalai. Naujoji 1052 GX kasetė. Ir Specialized Power Pro balnelis. Viską paserviruosime ant šio feikeikiškų spalvų Specialized Crux DSV rėmo. Svarbi detalė. Rėmas jau padengtas keramikinė danga, tam, kad apsaugoti paviršių nuo pažeidimų. Taip pat netaip lengvai limpa purvas, todėl tikiuosi, dviratis atrodys gražus net ir long raiduose. Gamintojas deklaruoja, kad tai yra lengviausias aliuminis gravel dviračio rėmas su karboninė šakė ir turėtų sverti iki 2 kg. Taip ir yra 1900 gramų. Kągi, turime pilną stalą detalių, pradėkime surinkimą. Aišku, visų pirma, pasidarau kavos, pasiraitoju rankovės ir laikas išsitepaluoti rankas.
Taigi, kol surinkinėjau rėmą, atėjo kovo 8 ir atėjo ratlankiai. Kol jų laukiau, atidaviau dviratį į servisą, kad norintų stabdžius, nes neturiu tam reikalingų įrankių. Visos dalys jau ant rėmo, grįžtu atgal į garažą, pabaigsiu likusius smulkius darbus ir bus galima minti testuoti. Dviratis sėkmingai surinktas, varau patestuosiu. Kaip žinote, automobiliam prieš masinę gamybą yra atliekamas briedžio testas. O šitam dviračiu atliksiu meškos testą, užmečiau 100 kg ant jo ir važiuoju testuoti. Pažiūrėsim, ką jis gali. Dviratį patikrinti būtina kuo įvairesnėmis sąlygomis. Greitai važiuodami nuo kalno, jo pačioje galima patikrinti stabdžio efektyvumą. Stabdžių neprireikia. Posūkis lengvas. Važiuodami į kalną galime įvertinti grandinės įtempimą. Tai bus pirmas žvyrkelis šitam dviračiui. Wow! Dviratis jaučiasi kaip namie. Taigi, važiuojant tokių žvyrkelių, iš karto jaučiasi, kam sukurtas Kruksas. Universalus, komfortiškas, patogus, greitas, lengvas. Toks turi būti gravel dviratis. Būtina išbandyti ir dviračių taką, nes žinau, kad šitas dviratis gali ten dažnai važinėtis ir ten daug laiko praleisti. Opa, per žalę. Čia būna, čia ne blokada. Štai gaunu šiek tiek priešinio vėjo. Jaučiasi, kad sėdžiu ant mažiuko dviračio, nes labai lengva važiuoti. Aerodinaminės savybės aukštam lygiai. Tai labai gerai, kad čia pasitaikė dvirtakis. Patestuota, kas toliau. O toliau iškart laukia single trackas. Ir suprantu, kad Kruksas tikrai universalus. Per valstybinę pievą važiuoti greičiausiai pažeidimas, o gal ir ne. Bet būtina išbandyti ir čia. Kodėl gravelis yra universalus? Nes netikėtai miške iššokęs į single tracką, supranti, kad nebus jokių problemų. Kągi, testai baigti, šaligatvyje. Čia irgi galime važiuoti. Dviratis meškos testą atlaikė, varau, pasirašysiu priėmimo perdavimo aktą ir paleisiu jį eksploatacijai.